Master Chef. Tuoj bus kiaušinienė. Kaip vadini savo patiekalą? Kiaušiukai. Gerai. Tai va, pasipusryčiauju. Montavau truputį filmuką, bet nesumontavau. Tai nenoriu čia užsidaryti, kaip sakant, pas draugus atvažiavęs remontuoti, tai sumontuosiu šiandien vakare palapiniai. Spėju. Tik reikės sustoti, kur geras internetas, kad įkeltų. Ir viskas, va, mano, parodysiu, kur žvėratis stovi. Saugiai, viską. Pievai. Kiemą neleido įvažiuoti. Neprilašėtų ant trinkelių tepaliuko. Ir viskas. Tai va. Skanu valgantiem. Na ką, prijungtis atplautas, visas buvo baisus, tai nusprendžiau užsukti. Ai, be to, tadam, Palanga. Tai užšukau į plovyklą, nusprendžiau nuplauti biškį, nes vakar iš po žvyrkelio, tai nes šiam kilų virš buvo vien tik žvyrkeliai dobėti, nu matėt video be to. Tai, žodžiu, nusprendžiau biškį nuplauti žvyrus, net baisiai atrodo, dabar tikiuosi nebebus tiek daug žvyrkelių. Nu gal bus, bet gal ne taip stipriai lysit, nebeštaškysis, visas buvo minėjęs. Tai jo, atplojau, dabar dar varo biškį ir saloną biškį reikia apsitvarkyti, nes viskas taip išmėtyta, kažko ieškojau, tai žodžiu, netaisyklingai buvau susidėti, tai varau susidėti viską taip, kaip priklauso, kad būtų patogu keliauti. Jo. Tai eisiu apsitvarkyti kabiną, dabar turi langus nutraukti, nes žiauriai prasavo. Tai biškį tegul prasivedina kabiną, nes vandens prigaravo, pribėgo vidų. Koks planas mano? Tai jo, susitvarkau, tada apsuku ratuką, nuvarau, užsipilu kurą. Reikia dyzelino, užsipilsiu dyzelino. Ir tikriausiai viskas, toliau į kelią. Pasitikrinau tepaliukus, pasitikrinau, daugiau nėra čia, kad tikrinti iš tikrųjų. Apart tepalus, daugiau niekur niekas nebėga, stipriai nelaša. Ką žinau, viskas gerai. Kol kas viskas gerai, ir tiek žinių. Tai taip, kaip sakau, ant buliaus jau galėsiu greit, būsiu patyręs rodeo. Važiuoju čia, palaukiu dabar koks čia kaimelis. Pasakysiu įdomumo dėlį geriau. O kaimelio pavadinimas Lendimai.
Ir žiūriu, kad čia visai neblogas automobilių parkas suvarytas. Įdomu, iš kur čia ir kaip. Pilna. Jau keistai atrodo įdomiai. Čia privati valda. Bet tai belia kiek tų mašinų, čia konfiskuotas gal kokios. Net neįsivaizduoju. Būtų įdomu užeiti ir pasivaikščioti. Įdomi, šunius loja kažkokie. Vilkai gal kokie. O, sudraskys. Kol kas važiuoja dar. Kietas, kai pagauna duobių, tai kai Dakare kokiam, nežinau, kaip bėga, bet nieko čia tikriausiai baisaus, per labiausiai nėra. Vienas lašiukas. Buvo sustoję keli žmonės, buvo jų pareigūnai Palangoje pristoję. Sako, žiūrim, kaip čia kas. Sako, yra su visokiais matę, kai važiuoja, bet su traktoriu dar ne. Tai linkėjimai, jeigu žiūrit. Jo, biškį pertrauką, toliau reikės vėl varyti. Įdomu, ko šį per automobilių parkas. Gerai, taip atrodo. Ką, trumpas sustojimas, reikia kažką užkasti. Kiek čia turim valandų? Šiandien vėliau išvažiavau, valandų yra 3:30, o kilometrų skaičius yra įveiktas, tą sekundėlę, o kilometrų skaičius yra įveiktas 90 kilometrų. 90 kilometrų. Ir šiuo momentu artėju prie, čia padarom Endraudę, prie Kyvilių. Jo, čia važiuoju palei patį pasienį ruožą. Ten va, kur šito lauko pabaiga, ten kur matote, jeigu matosi tos 3 eglės, tai jau ten Latvija. Net mačiau, matosi koliukai Latvijos pasienio. Prie pat sienos. Gal reikėtų nueiti į Latviją? Gal ne. Tada jau nebesigausiu aplink Lietuvą. Tada jau būsiu įvažiavęs į Lenkiją. Latviją tai yra. Tai jo, einu užkasti. Važiuojusi kol kas gerai. Pyliausi kurą. Įpliumpit čia biškiai sudėtingai yra įsipilto kurą. Tai nebuvau siėmęs setelio to. Paspaudžiau pilti, šovė visą saliarką ant veido, žodžių, ant rankų. Ir taip toliau ir panašiai. Paskui, kai pili saliarką, negali labai daug perpilti, nes jeigu pripilsi, nes čia matosi šitą ilgą garlavyną, jeigu pripilsi iki čia, tada per šitą matuoklę pradeda varyti saliarką lauk. Tai čia kaip per šitą jo. Tai kai namuose užsipilinėjau dar iš bačioko, tai pripyliau iki pat tos, tai čia man kaip paskendo viskas, pradėjau čia pursluot, čia pribėgo visur pilnas saliarkos. Tai vakare vėjas, ten, žodžiu, nepasakojau, tai dabar bent papasakosiu. Tai kol aš čia viską išsivaliau, paskui galvojau, kad į dėžę pribėgo, nes buvo biški, nu žodžiu, čia buvo užturėjęs reikalų, galvojau, ir prieš pat kelionę, kurie taip man turi būti. Bet gerai, kad namuose. Tai dabar žinau, kad negali perpilti, nes paskui jeigu čia važiuoti, nei skudurų per daugiausiai, nei ko čia, nu, žodžiu, būtų buvę daugiau reikalų. Bet dabar žinau. Tai va, pailsėsiu truputį, ką, einu pavalgyti kažką ir toliau į kelią, ką žinau. Važiuosiu šiandien tikriausiai ilgiau nei vakar, nes vakar sustojau pas draugą. O šiandien, ką, 5 valandą nesustosi, neatsigulsi, palapinį negulėsi. Tai važiuosiu, nežinau kiek važiuosiu, matysiu. Nu va, kepom biškai prisirūkinau savo kambarį. Žodžiu, pas mane lašinių ir kiaušinių dieta. Pusryčiam kiaušiniam, pietam kiaušiniam, vakarienį kiaušiniai, pusryčiam kiaušiniai, taip toliau ir panašiai. Tai svogūną pasipjaušiu, vėl bulkos. Žodžiu, pakepinu. Viskas skaniai. Tai va. Ir reikės kramsnuoti. Prisivalgysiu.
Ir toliau, go. Užsidengiau čia tokį dangtį. Oi, kaip gražu. Dar 20 sekundžių, 15 ir valgom. Atsileido. Žodžiu, važiuoju, galvoju, pasitikrinsiu, ar šviesos vis dar veikia. Tai mano LED baras nusidaužė žemyn, į saloną šviečia. Reikia eiti prisiveršti. Tadam, ir vėl giliai. Radau kažkokią degalinę, reikia kurą užsipilti. Nes baiginėjais ir dar perdegė, ar perdegė, arba atsikratė viena lempa. Tai reikėjo žiūrėti. Einu dabar klausiu, ką čia, kur čia reikia piltis, bet spėjau, kad tenais. Reikės važiuoti ir piltis. Na, vis tiek einu pažiūrėti. Gerai, radau žodžių degalinę, nes galvau, kad jau Mažeikiuose reikės piltis, nes kiek žiūrėjau internete, tai niekur nemetė jokių degalinių, o čia jau aukštai yra. Very good. Nuvažiavau lygiai 120 km ir sudeginau beveik 12 litrų soliarkos. Neblogai, sakyčiau, 10 km 1 litras. Not so bad. Gerai, dar prie to pačio pasižiūriu, kur čia šviesa. Kol šviesa yra ir šitą lemputę. Problema rasta. Atsikratė. Jeigu matos. Atsikratė arba perdegė, arba dar kas nors, bet spėjau, kad atsikratė, nes ten, kai sakau, kai rodėjau, net galvojau iš tikrųjų, kad bus tiek daug žvyrkelio, nes dabar kokį 70% vien žvyrkelis. Įdomiai. Einu ieškoti lemputės. Tuoj susiprasim lempačką. Šitą gerai. Čia su stopais, jo? Eina, viskas gerai. Veikia. Tai va, apie važiavimą, ką galiu pasakyti, tai važiuojasi gerai. Netikėtai užradau tą degalinę, kaip ir minėjau. Tai žiauriai gerai. Žiūrėsiu, kiek aš čia dar šiandien važiuosiu. Kur čia rasiu, kur apsistoti. Kažkas skambina. Tai va, tokie reikaliukai. Pirmusios menkos problemos. Net nesiskaito čia. Gerai, kad aš čia įruošius pridėjau visą krūvą visokių lempučių, nes tikriausiai reikės iš tikrųjų. Čia jos atsikratys ir perdegs, ir atsikratys ir perdegs, ir atsikratys ir perdegs, ir atsikratys. Atvariau iki Mažeikių, čia iki degalinės. Dabar man vis tiek reikėjo pro čia važiuoti. Tai sustojau degalinę. Kažkaip atrodo labai dūmina. Tai pasižiūrėsiu dabar tepaliuką. Gal sakau, tepalą pradėjo valgyti kažkaip. Ar kas čia galėtų būti? Nes taip, stipriai, tikrai taip nedūmino. Neįsivaizduoju. Tepalo. Nepasakyčiau, kad trūksta. Tai kaip čia dabar jis taip pradėjo dūminti? Purkštukai štoli. Kurą pradėjo ėsti? Deginti dar labiau. Ar kaip čia turėtų būti? Forsunkės, ne? Reikia atsinešti prožektorių. Čia biškį tepaliuką, aišku, leidžia. Biškį tepaliuką, biškį soliarkytės leidžia. Bet ta prasme, aš nematau čia kažko tokio super baisaus šitoj pusėj. Ten viskas kaip ir gerai. O čia forsunkės nesimato.
Viena šlapia, kita sausa. Nežinau, kas čia galėtų būti, kodėl jis taip man čia pradėjo dūminti. Gal dėl to, kad... Taip atrodo, kad dūmina, gal dėl to, kad tas žemas oro slėgis toksai, ką žinau, ne šiaip toks rūkas, bet ne, net negalėtų. Taip nedūmina tikrai. Bet dabar dūmina, gerai, dabar dūmins. Nieko nepadarysi. Buvau dar Tūlėke. Ką, važiuoju lauk iš Mažeikių. Ir tada... Kiek čia turim valandų? Turim 7, tai galiu dar kokį gerų porą valandų važiuoti. Ir tada reikės pradėti žiūrėtis, kur praleist naktį. Plius minus. Matysiu. Iš degalinės nieko nereikia gal? Manau, kad nereikia. Kuro prisipyliau tenais. Na, žodžiu. Varysiu dar po biškį priekį ir tada ieškosiuos kur nakvoti. Palapinėje. Žodžiu, vis dėl to čia įvažiavau tokius laukus, važiavau ir niekur neradau. Buvau prie tokio vieno ežerėlio radęs, bet buvo parašyta privati valda, tai kažkaip taip ir pasidaviau užrašui. Galvoju, jeigu čia kažkieno aišku yra, tai žodžiu. Tai važiavau dar, tada privažiavau į kaimą, vėl ten nėra kur statyti, tada važiavau, visur laukai. Į lauką, į kažkas čia, grūdai buvo, kas čia, nežinau. Sustojau, tai nusprendžiau iš pradžių pasistatyti ant žemės palapinę, kaip matėt. Paskui žiūriu daug tų purvų, tešlų, galvoju čia, kas liks iš tos palapinės. Tai viskas gal į kūzavą, šiaip ne taip tilpo. Bet gerai, užtenka vietos. Kūzavė bus dar geriau gal. Netrauks nuo tos žemės, tos drėgmės šalčio viso to reikalo. Tai va. Jo, tokia dienelė mano šiandieną. Kur mano cellphone'as. Viskas susinešiau čia, kad paskui nereikėtų, kad netrūktų, nereikėtų vaikščioti. Nes ir kur turėjau visą maistą traktoriui, tai reikės pasilikti į šitą... į tą daiktadėžę palikti ir nereikia nei iš ten kai reikia sustoji, nueini pasiemi, pasidarai pavalgyti, dar nešėt gal ten traktorių irgi mėtus, tos vietos mažai. Žodžiu, dabar ką dar veikiu, tai pradedu montuoti vakarykštį filmuką, verdusi sriubytę. Na, tai tokia ir sriubytė, aišku. Bomžpakė. Bet bus gerai. Vis šiltas kažkas. Na, o pačią kelionę 188 kilai ir 91 metriukas. Tuoj parodysiu aš jums. Bet to kitose vietose stoji, atrodo, jau būtų gerai. Žiūrė, nėra interneto 3G. Čia bent internetas laukos yra. Tai va. 188,91. Pradėjau nuo čia ir palei pačią sieną. Matėt, kokiais keliais kartais ten jau, nežinau, baisiau negu Dakaras buvo.
Gaila, kad tai, kaip matot, viskas palei sieną. Čia ties Mažeikiais. Čia jau jie tokie padaryti, bet, nu, ta prasme, jau ten tokie daryti ir toliau, kad čia mažiuką, tai neapsimoka. Viskas pagal sieną eina. Tai va. Visai neblogai. Kaip pradėjus 10, man taip atrodo, dar sakau, Palangoje buvau, traktorių ploviau. Ir tokių va, dyliškių. Bet sakau, dūmą tai jau metai, kažkas yra negerai, gal su forsunkim, su purkštukais. Gal dar kažkas bus negerai. Tikiuosi, kad bus viskas gerai, kad nebus kažkokių bairių per didelių. Nu, matysim rytoj. Gal taip atrodo, bet dūmina, nes apsisukinėjau tenais irgi, pakyla tie dūmai. Žiūrėsiu, kiek dyzelio surėjo. Tai to reikės pažiūrėti. Gal daugiau pradėjo dyzelio dabar daryti netgi. Nu, nežinau. Tai va, verdusi valgyti, pavalgau, montuoju filmuką, keliu filmuką ir eisiu bandyti ilsėtis, pailsėti kažkaip. Žiūrėsim, pirma naktis 100 metų palapinį nemiegojęs. Bus įdomiai. Miegmaišis. Sunkiausia tai tikriausiai bus miegmaišį miegoti, nes aš jeigu miegu, dabar smeloju, tai aš miegu, nežinau, ten. Taip, visai po čia toksai įsilendė ir turėsi būti jau ramus. Daugmaž. Tai va, draugai. Ok. Share, like, subscribe. Ciao.